Labą diena. Mes kiekvienais metais organizuojam keletą renginių klinikinės toksikologijos klausimais, bet senokai esame kalbėję apie priešnuodžius. Ir turim didžiulę progą ir didelį poreikį. Šiais metais įvyko keletas įvykių. Pirmiausia, vasarą buvo paskelbtos naujos Europos vaistų agentūros gairės dėl cheminių medžiagų ir biologinių medžiagų naudojimo karo atvejais ar teroro aktams ir kaip reikėtų naudoti priešnuodžius. Dėl to buvo sudaryta darbo grupė ir buvo ruošiamas naujas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, reglamentuojantis būtinųjų priešnuodžių rinkinių sudėtį ir naudojimą gydymo įstaigose. Šis įsakymas per 20 metų turėjo keletą papildymų ir 4 kartus buvo perrašytas iš naujo, 4 naujos redakcijos. Nuo karo Ukrainoje pradžioje 2 naujos redakcijos dėl naujų aplinkybių. Tai prieš po poros savaičių ministras pasirašė šį įsakymą. Prieš gerą savaitę pasirašytas yra dar vienas įsakymas dėl asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ekstremaliose situacijose. Tame įsakyme taip pat yra liečiamas ir mūsų minėtas įsakymas ir nurodyta, kad priešnuodžiai yra naudojami ir kaupiami būtent pagal šį įsakymą. Tai manau, kad mes turėtumėm jums pristatyti svarbiausius pakeitimus. Pakeitimų yra ir daug, ir nedaug. Daug, ta prasme, kad jų daugiau liečia vartojimo priešnuodžių, tačiau organizacinė prasme jų yra žymiai mažiau. Turbūt svarbiausia yra dėl to, kad greitosios medicinos pagalbos tarnyboje įvyko reorganizacija ir įsakymas yra adaptuotas pokyčiams pagal šitą reorganizaciją. Tiesą pasakius, taip pat yra iš GMP įstaigų būtinų priešnuodžių sąrašo išbraukta aktyvintoji anglis, nes tiesiog kartais jos bandymas pritaikyti namų sąlygom yra laiko gaišimas ir praradimas vietoj to, kad gabent pacientą į ligoninę. Tai sudėtis rinkinių nepasikeitė. Greitosios medicinos pagalbos automobiliuose turi būti tie patys priešnuodžiai tais pačiais kiekiais. Rinkiniai, kurie turėtų būti kiekvienam mieste, kiekvienoje gyvenamoje vietovėje, yra deleguoti į pastotės, nes yra gyvenamųjų vietovių, kur yra viena pastotė, tačiau yra didelių miestų, kur pastočių yra daug, tai deleguota teisė tarnybos administracijai spręsti, kur ir kiek rinkinių reikėtų turėti, kaip tai būtų racionaliau, teikiant pagalbą ir naudojant lėšas. Ir tiksliai reglamentuota, kur turėtų būti priešnuodžiai, kurie bus naudojami masinių nelaimių atveju. Tai yra 5 didžiausi miestai, Kauno regionas ir kiti 4 GMP tarnybos filialai. Ten turėtų būti natrio tiosulfato ir turėtų būti pralidoksimo chlorido, kuris turi būti sukomplektuotas kartu su atropinu ir diazepanu. Kiti pasikeitimai priešnuodžių būtinųjų sąrašas pakeistas nežymiai. Fomepizolis, kuris buvo pasirenkamasis priešnuodis, tapo privalomasis. Ligoninėms, kurios turi licenciją teikti klinikinės toksikologijos paslaugas, tai turėtų būti pirmo pasirinkimo priešnuodis nėščioms moterims ir vaikams. Labai daug pasikeitimų priešnuodžių vartojime. Iš 34 buvusių sąraše 29 keitėsi arba indikacijos, arba dozės, arba vartojimo būdai. Ir yra naujas priedas aprašo, tai yra priešnuodžiai, kurie vartojami masinių nelaimių atvejais, tai koviniai priešnuodžiai, kurie sugrupuoti pagal nuodingasias medžiagas, taip pat yra pirmą kartą įtraukti priešnuodžiai prieš radioaktyviasias medžiagas. Ir
Tas priedas yra naujas ir gal ne visada bus galima jo pasinaudoti, nes ne visi priešnuodžiai yra Lietuvoje, bet tai yra labai svarbus priedas. Taip pat papildytas priešnuodžių sąrašas, jame yra 2 nauji priešnuodžiai. Naujas priešnuodis yra andeksanetas alfa, o 4-dimetilamino mes anksčiau netraukėme į priešnuodžių sąrašą dėl jo toksiškumo, bet jis yra naudojamas Vokietijoje, taip pat ir Vokietijos ginkluotose pajėgose. Todėl, jeigu Lietuvoje bus dislokuota Vokietijos brigada, tai apie šitą priešnuodį turėtų žinoti ir mūsų specialistai. Ir labai, manau, svarbus papildymas, kad kovinių medžiagų priešnuodžiai, jų pavadinimai papildyti tarptautiniais sutrumpinimais, tam, kad būtų lengviau orientuoti žmonėms, kurie naudojasi anglų kalba informacijos šaltiniais. Dabar dėl gairių. Gairės Europos vaistų agentūros mus stipriai nuvylė. Toks įspūdis, kad jas ruošia teoretikai, kurie niekada nėra budėję skubios pagalbos skyriuje. Jau nešnekant apie tai, kad turbūt niekada nėra sėdėję kaip darbuotojai greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Vienas pavyzdys yra naloksonas. Kiekvienas slaugos specialistas, kiekvienas gydytojas, kiekvienas paramedikas žino, kad pradinė dozė yra 1-2 ampulės, tai yra 0,4-0,8 mg ir dozės gali būti ir didesnės. Ir pasiūlymas pradėti dozuoti nuo 0,2 mg, tai nuo pusės ampulės, tai ne tai, kad jis nerealus, jis yra šiaip praktiškai sunkiai įgyvendinti, niekas nelaužys ampulių, po pusę nešvirkš. Taip pat ne tik pralidoksimui, bet ir kitiem priešnuodžiam buvo ruošiant rekomendacijas pasirinkta vienas ar kitas vaistų išfasavimas ir pralidoksimo rekomendacijos yra orientuotos į autoinjektorius. Autoinjektorių dažniausiai turi kariškiai, jų neturi gydymo įstaigos. Gydymo įstaigose pralidoksimas yra ampulėmis po 500, po 1000 mg. Tai mes dėl to ruošdami naują įsakymą vadovavomės ne tik Europos vaistų agentūros gairėmis, mes vadovavomės profesionaliam naudojimui skirta visuotinai pripažinta pasaulyje duomenų bazė Toxins. Taip pat naudojamės Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų agentūros rekomendacijomis, kurios galima rasti duomenų bazėje UpToDate. Ir taip pat naudojamės pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Pradžiai norėčiau pristatyti porą kovinių priešnuodžių. Tai dalis jūsų atsimena, dalis galbūt yra girdėję, kaip Japonijoje metro buvo panaudotos kovinės dujos zarinas, fosfororganinis junginys. Po daug sužeistų buvo žuvusių. Priešnuodžiai yra 2. Pirmas priešnuodis yra atropinas. Ir atropinas yra, sakėme, abiejose prieduose dėl to, kad įprastinio apsinuodijimo atveju dozavimas gali skirtis. Tačiau jeigu mes šnekam apie masinės nelaimės, pradinė dozė yra 2 mg. Po to jinai yra kas 5 ar 10 minučių dvigubinama, tai yra 4, 8, 16 mg. Ir tikslas yra pasiekti prisotinimą atropinu. Pagrindiniai požymiai yra švarūs plaučiai, nėra karkalų auskultuojant, nėra bradikardijos ir nėra šoko. Aišku, tropinizacija yra ir kitų požymių, bet nereikia šiuo atveju kreipti dėmesio į plačius vyzdžius arba sausas pažastis. Mus domina stabili hemodinamika ir švarūs plaučiai. Vaikų dozavimas yra pagal svorį ir atropinas po to lašinamas tam, kad palaikytų šitą poveikį. Jau vien iš mūsų praktikos mes turim atveju, kai buvo virš 110 mg per parą sunaudota atropino apsinuodijus pesticidais ir literatūra prašo, kad gydymas atropino kartais yra ilgesnis negu savaitę. Kitas priešnuodis yra cholinės erezijos reaktyviklis pralidoksimas. Jų yra ir daugiau, bet pralidoksimas yra plačiausiai prieinamas. Dozavimą mes turim 2 pasirinkimus, tai yra autoinjektoriai po 600 mg. Galima švirkšti raumenis ir po odą 2-3 kartus. Kitas variantas yra ampulės po 500 ir po 1000 mg ir lašint su izotoniniu natrio chlorido tirpalu.
Labai svarbu atskiesti pralidoksimą, kai lašinamas vaikams, nes per didelė koncentracija gali sukelti nepageidaujamų poveikio. Ir po to skiriama palaikomoji infuzija. Teoriškai turėtų būti skiriama tol, kol reikia atropino, tačiau atropinas gali būti skiriamas ilgai, kaip jau minėjau, o pralidoksimo poveikio galima tikėtis pirmas 1 arba 2 paras po apsinuodijimo. Ir kaip pavyzdžiui, jūs matote autoinjektorių amerikiečių gamybos. Jame yra 2,1 mg atropino ir 600 mg pralidoksimo. Idealu, jeigu čia dar būtų 10 arba 20 mg diazepamo. Kitas pavojus tai yra stipraus veikimo opioidai. Vėlgi, kai kurie iš jūsų atsimena, kai kas galbūt yra girdėję, kai Rusijos specialiosios pajėgos teatre panaudojo karfentanilį, stipraus veikimo opioidą skirtą drambliams. Ir buvo labai daug nukentėjusių, tiek tarp čečėnų kovotojų, tiek tarp žiūrovų. Ir priešnuodis yra naloksonas. Lietuvoje ypatingai tarp žmonių, kurie kažkada yra dirbę jėgos struktūrose, jie nežinodami veikliosios medžiagos aiškina, kad priešnuodžių yra daugiau, tačiau priešnuodis yra vienas, naloksonas, kaip jis nesivadintų. Ir tikslas nėra, kad žmogus atgautų sąmonę, taptų pilnai sąmoningas, tikslas yra, kad žmogus kvėpuotų. Pradinė dozė yra 1-2 ampulės, jeigu reikia dozės didinam, švirkščiamas yra realiai visais būdais, įskaitant tai, kad galima švirkštų supūsti į nosį, kadangi inhaliatorių turbūt čia mes tokių neturėsime. Ir anksčiau nebuvo reglamentuota, anksčiau buvo sakoma, kad lašint reikia užtikrinant titruojant dozę, tai ta dozė, kuri didinant suveiks, tai toliau turi būti paskiriama palaikomoji infuzija, 2/3 tos veiksmingos pradinės dozės per valandą. Vaikams skiriama pagal svorį ir vaikams, ypatingai mažiem, naloksono dozės santykinai yra didesnės negu suaugusiam. Yra kitas priešnuodis naltreksonas, jis neskiriamas paprastai gydyti apsinuodijimam, jis yra skiriamas gydyti piktnaudžiaujantiems opioidais, tačiau apsinuodijimo atveju jo skirti negalima, nes gali sukelti abstinencijos reiškinių. Tačiau šiuo atveju mes turėsime greičiausiai sveikus žmonės, kurie nepiktnaudžiauja opioidais, abstinencijos sukelti negali. Ir profesoriaus Roberto Badaro mintis buvo, kad galima pabandyti, vietoj to, kad parą laiko lašinti naloksoną, galima pabandyti skirti naltreksoną, kuris veikia ilgiau negu naloksonas. Yra daug informacijos, kurioje nurodoma, kad didinant naloksono dozę paprastai negalima gauti didesnio efekto. Aš turiu įtarimą, kad galbūt žmonės nepasiekia veiksmingos dozės, bet vėlgi teorija ir praktika kartais skiriasi ir jeigu anksčiau Amerikoje buvo naudojami 2 mg naloksono autoinjektoriai, šiuo metu yra pereinama prie 10 mg naloksono autoinjektorių. Naloksoną perdozuoti yra sunku. Dabar einam prie įprastinių civilinių apsinuodijimų. Pirmasis priešnuodis yra acetilcisteinas, tai yra paracetamolio priešnuodis. Paracetamolis organizme yra metabolizuojamas į paracetamolio gliukuronidą ir sulfatą. Tai yra netoksiški metabolitai ir nedidelis kiekis yra metabolizuojamas į N-acetilparabenzochinoneiminą, kuris gali pažeisti kepenis. Tačiau normaliom sąlygom jį organizme nukenksmina gliutationas. Jeigu paracetamolis yra vartojamas per ilgai, per dideliam dozėm arba jo yra apsinuodijama, gerojo metabolizmo galimybės yra ribotos ir tada susidaro didžiuliai kiekiai toksiško metabolito. Priešnuodis acetilcisteinas, jis veikia keletų mechanizmų. Pirmiausia, jis pats nukenksmina N-acetilparabenzochinoneiminą. Jis papildo gliutationo atsargas. Aišku, šitas mechanizmas truputį lėtesnis. Gliutationas taip pat nukenksmina minėtą toksišką metabolitą.
Acetilcisteinas nukreipia paracetamolio metabolizmą keliu į netoksišką metabolitą, paracetamolio sulfatą, ir pasižymi hepatoprotekciniu poveikiu. Dozuoti būtų idealu, jeigu galėtum ištirti koncentraciją ir įvertinti jos hepatotoksiškumą pagal Rumako metionomogramą, tačiau čia yra 3 sąlygos. Viena sąlyga, mes turim turėti galimybę ištirti paracetamolio koncentraciją. Antra sąlyga, mes turim tiksliai žinoti, kada išgerta paracetamolis, ir tai turi būti vienkartinis išgėrimas, nes jeigu su valandos intervalu, pavyzdžiui, buvo išgerta 3 kartus, šita nomograma yra neveiksminga. Ir ačiū Dievui ar VVKT, kad mes neturim prolonguoto paracetamolio, bet jeigu yra vartojama išgerta per didelė prolonguoto paracetamolio dozė, nomograma taip pat netinka. Kadangi mes ne visada galime įvertinti nomogramą, tai tada orientuojamės išgertą kiekį 150 mg kg svorio, gali būti hepatotoksinė dozė. Tačiau, kai žmogaus svoris yra didesnis ir dozė pasiekia 7,5 gramų ir daugiau, mes jau nebesiorientuojam į dozę kilogramą, mes žiūrim į absoliučiai išgertą dozę ir nuo 7,5 gramų paracetamolio pacientą taip pat reikia gydyti priešnuodžiu. Viena opcija gydymo yra peroralinis acetilcisteinas, tabletės, skiriamas, dozavimas nesikeitė, pradinė dozė 140 mg kg svorio, tai 70 kg žmogui yra apie 5 gramai, o po to 3 paras kas 4 valandas po 70 mg kg svorio, arba vėlgi 70 kg žmogui tai yra 5 gramai. Man asmeniškai labiau patinka, jeigu acetilcisteiną yra galimybė skirti injekciniu tirpalu, net ir įprastiniais atvejais, tačiau tai turėtų būti pasirinkimo priešnuodis, jeigu pacientas atvyko per vėlai, jeigu gydytas aktyvinta anglim, jeigu yra kitų problemų. Nemanau, kad jau gali išgelbėti acetilcisteinas, kai vyksta žaibiška kepenų nekrozė, tačiau jeigu pacientas yra savižudis, kuris nenori gyventi ir nebendradarbiauja su medicinos personalu, tai turėtų būti numeris 1 pasirinkimas ir nėščiosioms moterims, dėl to, kad mums reikia gydyti ne tik nėščią, mums taip pat reikia apsaugoti vaisiaus kepenis, ir tam, kad sudaryti gydomą acetilcisteino koncentraciją kraujyje, nėščiosioms reikia skirti infuzinį acetilcisteino tirpalą. Anksčiau acetilcisteinas buvo skiriamas 3 dozėm, tai 150, 50 ir 100 mg kg svorio. Pirma dozė buvo lašinama per 15 minučių, daug kas turėjo nepageidaujamų poveikių. Mes poveikių šitų neturėjom, nes mes lašindom per valandą laiko. Bet mes palaikom tą nuomonę, kad pirmą ir antrą dozę galima reikia apjungti. Iškia 150 plus 50, turim 200 mg acetilcisteino kilogramų svorio ir reikia sulašinti per 4 valandas, atskiedus suaugusiem pacientam gliukozės tirpalų 5 procentų, o vaikam iki 14 metų izotoninio natrio chlorido tirpalų. Tada lašiname sekančią dozę 100 mg acetilcisteino kilogramų svorio per 16 valandų, vėlgi atskiedus atitinkamai gliukozės arba natrio chlorido tirpalais. Sunkiais ir išskirtiniais atvejais klinikinės toksikologijos gydytojas turi teisę skirti didesnės dozės arba ilgesnį gydymo kursą. Didesnės dozės tai realiai turbūt ne pirmoji, bet antroji dozė, vietoj 100 mg kg svorio galim skirti 200, 300. Ilgesnis gydymo kursas, kai trečioji dozė yra skiriama kelias paras. Ir tas gal net labiau turi hepatoprotekcinį poveikį. Bet kokiu atveju tai yra veiksmingas gydymas. Toliau norėčiau pašnekėti apie alkoholio surogatų priešnuodžius. 2 patys svarbiausi alkoholio surogatai, tai yra etilenglikolis ir metanolis. Tai jeigu pradėti nuo etilenglikolio, folio rūgštis, kuri buvo rekomenduojama, neberekomenduojama, jos skirti nebereikia. Yra supaprastintas ir labai aiškiai išdėstytas etanolio
tirpalo vartojimas, 40% etanolio tirpalas arba degtinės stiprumo gėrimas. Jeigu duoti gerti, tai yra pradinė dozė 2 ml kg svorio, po to kas 2 valandas po pusę ml kg svorio ir dializės metu dozę reikia dvigubinti. Jeigu lašinam, tai naudojam 10% tirpalą, pradinė dozė yra 7,5 ml kg svorio, o po to lašinama 1-2 ml kg svorio per valandą. Dializės metu vėlgi dozė yra didinama. Nepaisant to, kad visa eilė specialistų primiktinai rekomenduoja lašinti etanolį veną, lygiai taip pat veiksmingai veikia etanolis skirtas peroraliai. Jeigu žmogus sąmoningas, jis gali išgerti, jeigu žmogus nesąmoningas, galim supilti per zondą. Ir vartojimas yra, manyčiau, kad ir paprastesnis šiek tiek. Tai ir tokios dozės užtikrina tikslinę 1 promilės koncentraciją ir mes tą tiksliai žinom, nes tai yra įrodyta tyrimais, kraujo tyrimais. Etanolį turim kitą pasirinkimą, fomepizolą, kurį aš jau minėjau. Tai turėtų būti pirmo pasirinkimo priešnuodis nėščiosioms ir vaikams. Yra per 24 valandas skiriamos 3 dozės, pradinė ir 2 palaikomosios. Labai tikiuosi, kad šitas priešnuodis bus naudojamas praktikoje ir ten, kur gydomi vaikai ir kur gydomos apsinuodiję nėščiosios moterys. Toliau pasikeitimas yra skiriant vitaminą B1 ir B6, tai yra priešnuodžiai keičiantis, ne tai kad keičiantis, bet jie skatina toksiškų metabolitų metabolizmą į netoksiškus metabolitus, tai rekomenduojama juos skirti nebe 1 parą, o 2 paras, magnio sulfato dozavimas nepasikeitė ir galim pereiti prie metanolio. Etanolis ir fomepizolis skiriamos tom pačiom dozėm, kurias aš minėjau. Yra 2 pasikeitimai. Pirmas pasikeitimas folio rūgštis, kuri buvo rekomenduojama ir yra rekomenduojama skirti į veną, bet atsirado kitas variantas, kad jeigu neturim intraveninio tirpalo, galima duoti gerti po 50 mg kas 3-4 valandas. Matau labai didelį pliusą, nes vietoj kelių šimtų eurų gydymo kursas gali kainuoti mažiau kaip 10 eurų ir tabletinio folio rūgšties, tabletinių preparatų, jie yra prieinami ir jų yra praktiškai visose gydymo įstaigose. Taip pat yra naujas priešnuodis metanoliui, tai yra vitaminas B1 ir skiriamas taip pat kaip apsinuodis etilenglikoliu 2 paras. Iš kitų priešnuodžių, kuriuos norėjau paminėti, tai vitaminas K, fitoamenadionas, apsinuodijus žiurknuodžiais, labai dažnai būdavo problemos skirt, neskirt, kada skirti, kiek skirti, tai pagal turbūt analogiją su tiesioginio veikimo antikoaguliantais vaistais orientuotis reikia į INR, jeigu nėra simptomų, priešnuodžio nereikia. Jeigu INR padidėja virš 5, reikia skirti fitoamenadioną gerti, o jeigu jis yra virš 10 arba yra aktyvus vidinis arba išorinis kraujavimas, tai jis turėtų būti švirkščiamas į veną, kartu reikia vartoti šviežiai šaltą plazmą ir krešėjimo faktorių koncentratus, kurių yra bent keletas rinkoje. Kūdikiam galima švirkšti po odą. Gliukagono dozavimas kaip ir nepasikeitė, pasikeitė požiūris į gliukagoną. Mes visi tiksliai žinome, kad jis nėra labai veiksmingas, kai pacientas yra apsinuodijęs kalcio kanalų blokatoriais, tačiau jis buvo vartojamas apsinuodijus betadreno receptorių blokatoriais. Tai dabar reikėtų pirmoje rinktis ne gliukagoną, o hiperinsulininę euglikemiją. Ką tai reiškia? Tai reikėtų sušvirkšti 24 gramus gliukozės į veną, 60 ml 40% gliukozės ir per 5 minutės sušvirkšti po 1 vienetą kilogramų svorio trumpo veikimo insulino. Ir po to prasideda darbas, žaidimas, kad mes lašinam gliukozę, lašinam insuliną ir turim palaikyti glikemiją tarp 5-11 milimolių. Kalį palaikyti normos ribose, skiriant tokius kiekius insulino ir gliukozės labai yra sunku, dėl to bent jau reikėtų išlaikyti daugiau kaip 3,2 milimolį litre. Ir aišku, reikia stebėti širdies veiklą ir arterinį kraujospūdį.
Tik tais atvejais, kai nėra galimybės pritaikyti hiperinsulininę glikemiją, tada galim skirti gliukagoną. Aišku, šitas gydymo metodas tai nėra skubios pagalbos skyriaus ar terapinio skyriaus, tai tokie pacientai turėtų būti intensyvios terapijos skyriuose arba palatose. Iš kitų priešnuodžių norėčiau priminti, jie čia nepasikeitė dozavimas, bet ne visada yra metileno mėlyno, ir kai turime pacientų su methemoglobinemija, reikia nepamiršti, kad vitaminas C ir gliukozė taip pat yra priešnuodžiai. Tai jie nėra tokie veiksmingi kaip metileno mėlynasis, jie neveikia taip pat greitai, bet tai yra priešnuodžiai, mes galim gauti efektą ir privalome juos skirti. Grįžtam prie naloksono. Naloksonas opioidų priešnuodis. Buvo aprašomi atvejai, kai naloksonas skiriamas įvairiom kitom medžiagom kaip priešnuodis. Viena iš tų medžiagų buvo klonidinas, kaip literatūra rašo, anekdotiniai atvejai. Tai mums gal nėra dabar taip aktualu, nes apsinuodimų klonidinų nėra tiek daug. Tačiau dabar naloksonas apsinuodijus klonidinu yra oficiali indikacija. Pradinė dozė, kaip ir apsinuodijus opioidais, 1,5 ampulės, esant reikalui galima kartoti. Ir prieš pabaigdamas, tai pirmiausia, aš labai noriu padėkoti mūsų ministrui, kuris būdamas anesteziologu ir reanimatologu supranta gerai priešnuodžių svarbą ir prieš porą savaičių pasirašė būtinųjų priešnuodžių rinkinių įsakymą. Labai noriu padėkoti ministerijos kancleriai Jurgitai Grebenkovienei, kuri būdama juristė priešnuodžių problemą supranta geriau negu visai eilė gydytojų teikiančių skubiąją pagalbą. Mes dėkingi jiems už tai, kad jie išgirdo mus, jie patikėjo mumis, jie mums leido dirbti ir mūsų darbo rezultatus paleido į gyvenimą. O jums norėčiau pasakyti, aš labai tikiuosi, kad pranešimas jums buvo naudingas, ne dėl to, kad jūs kažką įsidėmėjot, bet jeigu išgirdote, kad yra daug pasikeitimų ir prieš skiriant priešnuodžius reikėtų pažiūrėti ministro įsakymą, kuris įsigalios nuo sausio 1 dienos, tai yra labai gerai. Mano pranešimas tiem, kurie norės išgirsti dar kartą, bus įdėtas į Liakta svetainę apsinuodymai.lt. Aš labai tikiuosi, kad iki sausio 1 dienos kitoje svetainėje Toksikologija LT man pavyks pataisyti priešnuodžių dozavimą pagal naują ministro įsakymą. Ir jūs galėsite ne vien ieškoti ministro įsakymą, bet tiesiog jūs galėsite atsidarę svetainę, kurie yra šiokios tokios informacijos apie apsinuodimus, rasti ten dozavimą. Ačiū ir sėkmės jums.